Aha. Koja kiši ir nėra dugno. Kupstukais kažkokiais vienas pats vaikštau. Tai ta lydekus neršia? Lydekus neršia, blėt. Ten niekas neneršia, ten reikia ieškoti kelio, kaip daeiti. Kupstukais daėjau, vandens radau. Pirmas taškas, bim, sorakas. Gražu. Ir toliau vo. Ant kokio vobilio? Ant pana. Bet tu biškai panas taip įsimylėjęs, ne? Gal tas pavadinimas... Švelniai tariant. Gal tau tas pavadinimas panas kaip pana susisieja? Turi, ne? Teorija gera. Aš dar senos laidos žmogus, mėgstu panas. Tu esi maladėts. Zdarovo, hebra. Tai va, kaip mato, šiandien su Visma einam. Biškai pavaiduokliausiam prie upės. Aš Visma iššūkį mečiau. Sakau, davai pasirinkam 6 voblerius. Ir einam žvijoti ir pažiūrėsim, kaip mums seksis. Tai po to prie upės parodysim savo dėžutes. Kaip kas? Tai va. Nerodys. Nerodysi? Aš nuo tavęs slėpsiu. Žodžiu, Visma atvežė pagaliau mane į savo upę, tai ir aš jį atvežiau. Tai va, tai nežinau, jis bus pasakęs. Asmeninė. Asmeninė, jo išpirkęs, iškasęs. Sakė, gamtos, gal tik nesakyk, aišku, čia šnekam bėlėką, bet tai va, tokie reikalai. Klausyk, kodėl tu mane įtikinai ploščių mašiną paliknų striukę? Visą naktį pas mus čia lijo normaliai, taip, vėspūtė. Bet nežinau, ką mes čia prie upės rasim. Bet neturėtų labai šiandien biškį patvint. Tai kokios tavo prognozės? Prognozės nekokios, ką tik saulė švietė. Nu, tai čia gerai, kad... Dabar žiūriu, kad striukės reik nuo lietaus. Nu, aš irgi be striukės, tai... Sąlygos lygios. Sąlygos lygios, abu šlapsim, šalsim. Tai va, tokie reikalai. Nu, visi kiti vaizdai bus nuo upės, matysit, hebra. Kaip visada, viso, gražių skanių kavų, gražios dienos, darbo. Viso, davai, piš. Aš nemoku. Visma, kaip visada. Gerai, viso, davai. Visma, karočiui, pirmą nusinčiau per žolį, kaip visada. Radau greiderį. Ateinam prie upės, labai bus įdomu. Kaip ir kas. Akėjus tai kažkai. Reikia dar apeiti. Iš lėto leidžiasi saulė. Karenai. Karočiui, aš uždėjau pradžią. Jis laik vienuolami flotuką. Jis pas man skautas. O Vismas, kaip jis laik. Tu panukų uždėjai, ne? A ne. Tu Google uždėjai savo. Google. Tai va. Nu, kur loveik, nu. Eik tu pis. Oi. Oi. Išsigandom, ne? Ir čia... Bet kiek reikėjo kartų? Nu čia kiek? Kem 2, kem 5? Tarpas, jo. Nu, žodžiu, nenufilmavau, išėjau iš po kojų, mes 10 kartų pravedėm, dar mečiau. O jeigu, tai va, čia visai buvo, kad nefilmuoju, taip ir yra. Nu ką, vienas jau bliriukas šiandien sudirbo, daiva jointas. O, va, davai, viso gero. Jo. Kaip su frikcionu reikalai? Normaliai, tai. Seniau pas manęs būdavo mirtinai užverštas. Nu tai... Ta prasme, visi žvengdavo kaip po šlupų jos. Pasidariau laisvą. Dabar per vidurį pabandyk paidą. Neįdomu. Supranti, kas yra? Šaka. Nesenai nusipirkau dar tą rytą. Labai gražiai traška. Gerai. Supranti? Ne, aš tai noriu... Žiūrėk. Ble. Tyliai. Matai, jau išsidėvėjus. Pas mane senai irgi tyliai buvo. Šitą labai gražiai traška. Einam seniai kitą duodą. Šitą tau jau čia faką parodė. Šeimininkas. Gerai, kažkaip. Vėl tau frikcionas tą pavydė. Davai. Jis vis tiek turi būti. O. Legalas.
O, žvakė, žvakė. Nu, gražuolis. Akvariuminis. Nu, toks. Bet lietus lyja, griaudė, kiaurai šlapė esam, kaip vilniai. Nieko? Čia gali būti. Wow. Kur? Tai čia gali būti, matau, per ferį matėm, kad yra. Tai 40. Ne, gal 37. Nu, nepamatai, kad kokius įsai. Paimk patį. Nu, hebra. Matom šliuką, nieko nėra. O blem, jeigu čia nėra, keisim upę. Vešim mane į kitą. Nu va, yra. Neblogas. Nieko, tas kažkaip. O čia apie 3,7, ne? Nusifilmavo? Nusifilmavo. Vis tiek dar patako. Savarankiškas. Mažiukas. Nemačiau. Šuniukas. Ne, pas tai vaiks akiniai, matai, nelabai tokie, žinai. Pas mane kai kosto aš geriau matau. Keistumių. O, žiūrėk, kaip parėjo trout varo, gesinas. Va, flying trout. Žiūrėk, atsigavo pėtkį, žiūrė. Tai po griaustinį. Negerai, dabar tik prieš griaustinį. Kaučiai, atvarėm šapalų žvėt. Vis man sako, varom, pažvėsim upėtakių. Paskui varom, jis vien šapalai, karočiui. Nėra. Kaip suprast? Blėt, stumiems manęs, man atrodo. Ne, vis man gal žiūrėčiau. Tokias draugiškas. Draugiškas aplinkai. Nemokiau pagalis gaudom. Aš draugiškas mažumoms. Buvo. Čia vis man sako, žiūrėk, kaip reikia mest. O taip, medį bum, riešutų parinkti. Riešutaut. Mažiukas, yra mažiukas. Apsauginis. Griausinės tai neatėma čia. Kur šlaikas? O, seniai. Ne. Beveik. Beveik šlaikas. O, seniuk. Tai jau rimtas dėdė. Ai, panašus. Nu ne, čia jau apie 50 tikrai yra. Nu, 50 gal ne, bet netoli. Nu čia didesnė, negu buvo ten. Jo. Čia sakau. Storas gražus. Eik, savo pažiūrėk. Ir viskas nufilmuota. Jamanamis. Nu, hebra, važiuok pidisokas.
Storulis. Nu, Nu Vismo. Žodžiu, Vismo pagaliau dėžutį sakė parodys. Jau kišė žvijoja. Čia vienas panukai. nu. Ir vienas glogas. Ir vienas glogas. Nu davai, pavaryk senukai. Lietus nulėjo gerai. Bet šiandien skalbė lietus neblogai, bliau. Į valandą po 2-3 kartus. Op. O. Kai gerumą, girdė. Nebė. Mami? Nebė. Bet čia mažas buvo, nes ten, vobleris ten gerai. Nežinau koks, bet Nu, bet gerai kirto. frikcija tai dar paveržęs buvo ir vis tiek. Frikcija, kas čia per žodis? Frikcija. Frikcija, žodžiu, frikas, žodžiu, frikcionas. Nu, gal vis nelys. Nu gerai, einam toliau. Ja, tai ten prie to akmens dabar. Klausau tamstą. Nes tam tu jau desbį. Ne, čia tau forų duosiu. Matai, vanduo toks sudomelį nesimato. Čia matėsi mažiukas. Elektrošokas. Jaučiu, kad nebuvo pats mažiausias toks pagal tenkinimą. Nu toks, hebra, nepykite, aš jums sukalas, kad nekankinsi atkabinti. Gražiai ateikia. Nėra. Esi matęs tokį bairį. Kur aš šiandien savo bėjau kupėti, esi matęs tą per akmenį. Po to pasakysiu, kur, ne kamera. Nu ten, kad aš kur ką tik sakiau, kur rekordus mušau. Va taip, dar žinai su kuo jau? Su Andriu Morozovu jau. Tas atsisėdu dremačiom rankom. Ne, neišės, kur. Blia, čia geras, ne? Nu. Tai va, tai įsivaizduok, seniai. Aš stoviu, karočiui toks, nu čia gerai buvo. Andrius atsisėdus, reikia parūkyti ir palaukti. Atsėdė parūkėm palaukti, nebešėjo daugiau, žinai, irgi. Bet irgi va taip, va, persverti per akmenį tam. Nesu matęs, kad tai peršokti per akmenį. Nu va, hebra, baigėsi mūsų žvyba. Su Visma šiandien biškį pažvėjojom. Nuviniojom nemažai kilometrų. Bendrai gavosi 6 valandas žvybos. Tai žvyba, kaip matėte, atsidarėm su kempingtuko, ne? O užsidarėm su pidisoku, aišku, dar pagavom 2 tokius iki kem, 3-2, 3-3, tokių pilna dar buvo, apie pizduką iš viščiai nieko kalbėta, ne? Tai va. Šunų daug irgi buvo. Jo, tai tiesiog traukdom, stengiamės, kad jie neužsikabintų ir eidavom toliau, praleisdom tokias vietas, kur jiem pizdukai stovi. Kaip kalbė? Gražiai kalbė. Lietuviškai. Pizdukai. Nu tai va, gerai, Visma nori pasakyti apie save pradžią, po to aš apie save tau galiu pasakyti. Vėl, karočiui, kai visą laiką pasakysiu aš kažką ir taip pat uždarysiu mūsų šiandienos vidosiką. Oi, būna ir taip. Nu tai ką aš turiu papasakoti tau? Nu tu ne man, tu hebrai pasakau, kaip tu sekės, kaip ką? Man nesekės dymai. Nu, čia su manim normalu, man tai būna. Va, nu žinai, aš ką, žinau, 2-3, kiek aš ten pagavau įskaitinių, sakykim, taip upėtakius. Tai buvo? Nu taip, ar meluoju? Jo, jiems kaip, ant ko kybo, ką? Aš gaudžiau su panu, nu ką? Gaudžiau su panu, tik su panais praktiškai gaudau. 90% visų žvejybų. Dyma ten dviratį išradinėjo, su kažkokiais keistais pavadinimais ten žvejojo. Aš panom ištikimas, tai ten su panom ir žvejojau. Nu, Visma, kaip visada, nelabai iškalbus, tai va. Nu, iš tikrųjų, šiandien tokia labai įdomi žvyba buvo. Vandens nedaug, teko daug eit.
ten, kur duobė, ten, kur turi būti upėtakis. Jeigu didesnio nėra, bet mažesnis tikrai buvo. Tai va, dar gavom daug lietaus, gavom griaustinio, jau galvoju viskas. Pradėjo aplinkui griaudėt, jau galvoju baigėsi mūsų žvyba, bet kažkaip tai nuėjo tas griaustinis ir dar pusantros valandos geros pažvėjojom ir net pagavau PMCM upėtakį. Tai va. O veikia šiandien iš tikrųjų upėtakiai visi, tai yra vobleriukai veikia visi ant greitesnio pravedimo. Lėtesnis pravedimas, to vangesnis tvyčias jie nelabai, bet jeigu tai biškai agresyviau šitą patvyčinį, viskas, jie puola iš kažkur atsiranda, kala taip gerai, kad ten sakau. Tai va, buvo ir nusipurtusiu, turbūt matėt video, bet sakau, dieną tikrai faniai pažvėjom, tai biškai sušalom, normaliai sušlapom. Buvo skraidančių, gal matysis kadre, ne? Jo, žodžiu, va, Visma sako, buvo ir fly atrautas, bet, nežinau, aš čia įdėsiu ar neįdėsiu, bet... Tas kur akmenį perskrido. Ai, jo, išimas buvo geras, gimnastas vienas buvo paskutinė duobė, kaip, vat, matėt turbūt irgi video, tai, vat, hebra. Apibendrinus, tai tokią pamoką šiandien gavom, kad upėtakiai migruojam, upėtakiai gali būti visur dabar, tai, vat, kurio perspektyvą tą tikrai reikia tikrinti, bet užsilaikyti nemanau, kad reikia, nes upėtakis, kuris išeidavo, parodydavo save ir viskas, ir viso gero, tiesiog. Bandėm keist voblerius, bandėm keist pravedimus, kampus, nieks nepadėdavo. Tai taip ir būtų, upėtakis išeina, dar metam nebeišeina, viso gero einam toliau. Tai vat, ieškoti aktyvaus upėtakio. Tai vat. Jeigu reaguoja greitai. Jo, jeigu reaguoja upėtakis, jau kala, taip kala, kad nors toks upėtakis tricokas kažkur, tai bet neša tą voblerį, išneša smūgis toks, kad ten, sakau, atrodo, kad kempingių būtų. Tai vat. Dabar visų laukiam rugsėjo 7 dieną mūsų Baltic Bay tauriai, Daivos etape, bus taurės antras etapas. Labai smagi žvejyba nusimato, tuo labiau, kad bus vandens, daug lietaus ir visą kito. Dar kad noriu paprašyti jūsų visų palaikymą, hebra, paremkit mus Contribui platformoje, tam susimeskit po eurą, po 2, kas kiem negaila, jeigu nenorit prenumeruoti mūsų ten kas mėnesį ir panašiai, tiesiog paremkit, kad galėtume nusipirkti droną bent jau kitais metais. Tai va, vis tiek stengiamės dėl jūsų, dedam video, tikrai kartais gaunasi, kartais nesigauna, bet kažkaip viską darom dėl jūsų. Tai va. Tai ką, iki susitikimo kažkada iki upės, ačiū Vismui už kompaniją. Tau dėkui. Sorry, Visma, kad taip gausi, bet turėjau ir tau kažkada pamokų duotą, ne? Faktas. Tai va, gerai viso. Paskutinės senai buvo pamokas, tai atnaujinti reikia, atšviežinti. Jo, tai va, hebra, viso, davai. Ačiū, kad žiūrit mūsų.